Sveiki gerbėmiai. 11. 2025 metų savaitė. 19. mūsų susitikimas. Šiandien noriu pasikalbėti su jumis apie generolą Orde Wingate. Labai įdomus žmogus. Montgomeris sako Moše Dajanui, jau po karo, kad geriausias dalykas, ką Wingate'as padarė, tai žuvo kovo mėnesį 1944 metais, skrisdamas iš Birmos į Indiją. Žmogus yra nerealiai ekscentriškas ir toks, šiaip reikėtų gal nuo vaikystės pradėti. Wingate'as gimė Indijoje, jo tėvas buvo pulkininkas. Tai jau šį vietą pasako. Mokyklos nelankė ir tėvai jį augino namie, visokie projektai, žaidimai, kad būtų kritiškai mąstantis, kūrybingas ir savim pasitikintis. Finale jisai įstoja į karo mokyklą, į artileriją, neblogai jodinėja ir vieną kartą jam tokia kaip bausmė maždaug už tai, kad žirgą grąžinai per vėlai, tu turi ten praeiti prie rikiuotę, gauti papliaukštelimą ir paskui tave įmeta į tokią cisterną su vandeniu. Bet mušti gali tik tai vyresni. Ir jisai prie kiekvieno vyresnio prieina ir sako, nori man pliaukštelti, ne? O visi žino, kad jisai ekscentriškas. Ir jis sako, nu ne. Ir jisai kiekvieno paklausė, bet iki bačkos nuėjo ir iššoko. Tai prasme, tam, kad bausmę atlikau. Judinėjo puikiai, varžybose dalyvavo, lapių medžioklėse. Pravardė jam buvo prikabinta Oteris. Kodėl Oteris? Dėl to, kad jisai visada surasdavo progą persikelti per vandens kliūtį su žirgu. Tai dėl to jisai gavo tokią pravardę. Kadangi, sakau, jisai labai ekscentriškas, jisai praktiškai sugalvojo tas džiunglių operacijas, deep penetration. Čia ir visi sako, nebuvo jos sėkmingos, bet japonai mano kitaip. Kadangi džiungliuose buvo labai nemažai tų vadinamų činditų, nuo žodžio čin, liūtas, čindits būtų gal liūtukai, tai japonai turėjo problemų su logistika ir Indijos taip ir neužpuolė. Taigi Winstonas Churchillis buvo jo sužavėtas, sako, nestandartinės mąstysenos žmogus, visiškai nestandartinės. Ir į konferenciją į Kvebeką jį pasiėmė kartu ir ten jau būtent Kvebeke jisai pristatė savo deep penetration operacijas ir jam buvo priskirtos kelios brigados. Viena iš jų buvo 77 Indijos brigada. Visai nesenai 77 brigada Jungtinėje karalystėje gavo antsiuvą tų pačių liūtukų ir tai yra činditų tęsinys. Kaip sakant, matome činditų antsiuvą seną, 77 antsiuvą naują ir pirmoji oro komandosų grupė. Tai ta pirmoji oro komandosų grupė, kuri gabendavo masiškai britukus į japonų užnugarį. Tai čia Birma. Tarsi jis smarkiai prisidėjo prie to. Prieš Birmą jisai kariavo prieš italus Etiopijoje. Dar prieš tai jisai buvo Palestinoje ir sukūrė tokius vienetus, kurie vadinasi Night Squads. Special Night Squads.